F90 M5 kiekvieno lietuvio svajonė. Ir mes jį modifikuosime, naudodamiesi 500 eurų biudžetu. Tai ką mes padarysime? Uždėsime priekinį lipą, juodus veidrodėlius, slenkstukus, spoilerį, difuzorių ir netgi Akrapovič exhaust tipus. Nu ką čia darysi dabar, pasakok? Dabar nuvalysiu buferį, kad nebūtų jokių purvų ir nebūtų papildomų šansų surūžyti šitą mašiną, nes mes to nenorime ir norime, kad mūsų keliai labai gerai laikytų. O su ko čia Ryčka valaitų tą buferį? Su brake cleaneriu, kaip jis lietuviškai? Stabdžių skystis. Stabdžių skystis. Irgi tą patį, ble. Stabdžių nuriebalintojas. Nuriebalintojas. Okay. Jo, tai va naudojame stabdžių nuriebalintoją, kad nesupisime šito buferio. Tai pirmą prieš gręžiant klijuosim, ne, kad pažiūrėt kaip atrodo. Jo, suklijuosim detalės, susidėsim, pasižiūrėsim, kaip visą tai atrodo, kad matytume rezultatą ir ar tikrai mes norime jas dėti ant šitos mašinos, nes padarius kelias, viskas jau, nieko nebepadarysi ir turėsi sugadintą detalę, originalę. Geris? Nu, davai po 50. Ok, padarėm refilą, praeinam pro kitas detalės, ant kurių kliuosim, ką mes dar... Atskirtai eina iš karto. Slenkstukus reikia nuvalyti jo. Įpuškam ant skuduriuką, tvarkingai, gražiai, neskubėdam. Praeiname pro visą kėbulą, kurį modifikuosim, kad po to nebūtų nesąmonių. Ką, gale kliuosime difuzorių. Turbūt jį nuimsim, kiek suprantu. Jo, jisai čia ant varžtų. Tai okei, tada šitą turbūt prieisime po to. Egzostus ką irgi nuimsim, tai dabar jie nemaišo. Tai ant rampos pakelsim egzostus, ar ne? Jo, egzostus darysim kai ant rampos, kad matytume, viskas būtų patogus priėjimas ir nereikėtų čia gulėti ant žemės. Būtinai valykit savo kėbulų su stabdžių skysčiu. Ne stabdžių skysčiu, o stabdžių nuriebalintojai, nes kitaip gali nueiti jūsų dažai. Tai būkite atsargus. Su kuo, pasakykit, žiūrovui neturėtų valyti savo kėbulo? Nevalykit su benzinu ir su visokiais kitais labai agresyviais skyšiais, nes jie gali pažeisti dažus ir, nu ir ką, po to jūsų mašina nubaltuos ir atrodys labai negražiai. Iškart gal niekur nebus, bet po laiko matysis, ne? Jo, aš turiu kem 6. Praeitą savininkas sugalvojo nuvalyti su benzinu, tai visas kėbulas yra nubaltavęs ir labai šlykščiai atrodo. Nuvalėm, Ryčiukai? Jo, nuvalėm. Reikia jaučiu, pradedam nuo priekio, nežinau, turbūt paprasčiausias ir labiausiai matantis dalykas. Tai jo, ką, pabandysim uždėti šoninės detalės, pažiūrėti kaip atrodo. Nu ir ką, dedam, ko čia stovim. O tu padėsi? Ar tu sakai iš karto klijuojam? Stabdžių nuriebalintoje dar panaudosim, nuvalyti detalį vidum. Tai jo, nuvalom visas dulkes, užklijuosim dvigubą juostą ir pažiūrėsim, kas gaunasi. Tai jo, jeigu daro tokias mašinų modifikacijas, būtinai neužmiršti turėti stabdžių skysčio nuriebalintoje. Tiksliau stabdžių nuriebalintoje, nes kitaip, nu ką, bus ne kažką. Šitie eina apsižergia ir tada per apačią suinga šitą. Ai, okei. Viską matau. Žėlė, poch. Nu, ta dvipusė juosta netrodo labai super kažkokia stipri, bet pažiūrėsim, gal atlaikys šitos 600 arklio galio, ar kiek šitą mašiną turi. Jo, 600. 600, nu pažiūrėsim. Jeigu mano draugelis Latvijos sėdi gale, tai tada 601. Netalinės radome kelis iškilimus, tai bandom juos panaikinti, kad neatsitrauktų nuo kėbulo ir neatrodytų šlykščiai. Ok, manyčiau, šitą detalę jau paruoštą, galime pabandyti nulipinti dvipusę ir žiūrim, kas gaunasi. Antras dublis, antras bandymas. Gali tą biškį žygį atlaužti, kad nerūžytų buferį. Jo. Dar čiučiut. Ok, užsidėjo. Vienas uždėtas, kitam nusprendėm nebedėti izoliacijos, nes jį nieko nedaro. Dar daug. Dar daug, iš apačios rūksta. Ai, ok, taip, laikymas toks pat, izoliacija nereikalinga.
Kažkoks vaizdas matosi, visam aišku vaizdui trūksta apatinio lipo. Planas kol kas tik tai prisidėti, pažiūrėti kaip atrodo. Kol dar nepriklijavom, nieko nesugadinom, skylių nepridarėm. Ne ta pusė man regis. Na to. Apvars, blėt. Jo. Ai, čia toksai, okei. Čia grinai. Iškas doberį, na. Galim šikom malk pavažiuoti. Atsivarėm mašiną ant rampos, nes labai sunku dirbti, kai negalime normaliai prisukti varžtų. Tai paprastinam visą procesą, kad darbas vyktų greičiau. Nu, kas čia vyksta? Papasakokit. Ką dabar pasikėlėme mašiną, pagaliau matome, ką mums reikia padaryti, net nežinojome, kad iš apačios yra varžtai. Juos išsuksime ir ką dėsime savo paskutinę detalę iš priekinio lipo. Matysime kažkokį rezultatą, nes dabar ką praėjo 2 valandos ir nieko nepadarėm. Vaizdas atrodo labai gražiai, bet yra toksai niuansas, kad būtinai reikia gerai priklijuoti, nes čia yra M-ka ir jeigu tu su ją važiuosi greitai, turbūt nulėks tas spoileris, tai ne spoileris, o lipas, sorry. Tai jo, kol kas paliksime šitaip, pasižiūrėsim, ar mums patinka aplamai šitą išvaizdą. Ir jo, važiuojam toliau, ką toliau darom, dedam slenkstukus. Žygis jau dirba. Nu, kas buvo, ryčiukai? Pasirodo, netokie tipsai atkeliavo, galvojam uždėsim, bet esmė tokia, kad pas mus yra M-Performance egzostas, mes to nežinojom ir negalim uždėti tipsų, kurie skirti ne M-Performance egzostui. Tai jo, nežinau, užsipisom, video baigėsi, užtenka, davai. Ne, jeigu iš tikrųjų tai užsisakėm kitus tipsus, atkeliaus greitų metų, kažkada uždėsim, bet jo, šitam epizode nebus tipsų. Tai šiuo metu galim dirbti su kitom detalėm, nežinau, pakeisti difuzorių, nes priekis jau uždėtas, tai jo. Pradėjom galvoti, ką daryti su slenkstukais, pradėjom juos dėliotis į vietą ir pabiškai dėliojamės, pabiškai vyksta darbai krūta, judam į priekį. Važiuojam. Bandome išimti galinį difuzorių, tai yra bumperio detalė, pakeisime ją žymiai modresnę. Ai, čia gale kažkas yra, man regis, ne? O. 4 klipsų kažkokie atsargiai. Kaip iš čia taip? Užkabint gerai. Laužė. M-kas. Blet, čia kažkaip labai nepatogu. Nice. Blet, orgas. Nahai, tu každėjo mėlyną šlykštų krūvą. Jo, kažkur yra. Jo. Žinau, ką nori padaryti, blet. Jo, reikia. Damn. Kodėl čia nesueina vis tik? Čia nebus, kad tik tai sustotum išlaikymų tenka švyti. Dar kaip biškį tokia sakyčiau. Tokie, gerdu vilę. Tau viskas tiktų. Sakai, čia ne toks? Blet, tie tarpai man taip kažkaip subtiliai sako, kad nelabai. Jo, blet. Galim biškį tos visliarką praskėst. Ok. Jasna, ačiū. Prašom. Ką dedam atgal? tą patį buferį. Gei. Mauk tą kaitą, gal, nahui.
Uždėjom abiejose pusėse slenkstukus. Pasirodo, mūsų tiekėjas neįdėjo pakankamai varžtų, tai kol kas nebus po 2 varžtus kiekvienoj pusėje. Ir visas šonas irgi neprisuktas. Jo, ir šitos detalės, to jungsiu šviesą, turi papildomas skylutes, kur atrodo turėtų būtinai įsisukti varžtai, kad slenkstukas gražiai stovėtų. Bet pasirodo ne, tų varžtų net nebuvo įkomplektuota. Varžtų užteko tik tais prisukti apatinėm skylėm. Tai procesas buvo toksai, kad prispaudžiam slenkstuką kiek. Tačiau kaip tas traktas jau spaudžia, kurio nuleisi snukę. Ne visi jį perka tokios rampas. Slenkstukai vietoje, sekantis etapas, pakeiskime veidrodėlių dangtelius. Tai koks mūsų darbų planas? Jo, tai turim elektrinius veidrodėlius, tai turim juos nuleisti kiek įmanoma žemiau su mygtuku ir tada matom čionai klipsus. Prieik. Va, tam giliai matom sidabrinius klipsus. Tai jau jungiam šviesą, gal pamatysim. Jo, kažkas matosi. Tai tuos klipsus turim išskiest ir tada turi atšokti realiai dangtelis. Tai pačią veidrodėlę nereikia išimti. Ne. Kas yra labai gerai. Čia gal labiau kaip cheat code, sakyčiau. Nes kai kuriuom mašinom, kur žinau, kad reikia išimti veidrodėlius, tai labai daug esu video matęs, kaip jie tiesiog sudūžta. Dar anksti kalbėt, galbūt ir mums, kad reiks išimti. Nebefilmuok, na. Ką padarai? Alright, so we're going to be installing the F90 mirror cap replacements. The 3 tools you're going to need here is going to be a T10 Torx bit. Na, čia du klipsai viskas, nahui, turėtų eit. Ko jisai neim tada nahui. Ką dabar? Dalyką išimt pasakiuką, perdėt ant mūsų juodą naują ir uždėt atgal. Gal nereiktų su impaktu sukti varžtų tokiam, žinai, trapiam daiktui. Nu, bet žinai, ko klientas nemato. Ne, viskas gerai, viskas jau pakeistas realiai veidrodėlis. Wait a minute. Kas yra, blėt? Ateik. Tai kažkaip nesaina, ne, linijas biškė. Vaik, tu nahu, kurva. What the? Kaip čia taip, kaunas? Ai, sulūžo? Pala. Aš jau nebegaliu. Aš jau nebegaliu. Rečiuks išeina jau viskas. Kaip tu atrodo, normaliai čia? Dedam toliau? Kaistuma. Reikia pažiūrėti, na, prieš perdedant tą šūdą. Nieko. Nesimokamės iš klaidų. O dabar mums pertrauka. Iki. Dedu atgal stokinės detalės. Kaip padaryti jūsų M5 stokinį? Literaliai. Tai ką, uždedam atgal tos pačius mirror capsus ir važiuojam pasidžiaugti naujom modifikacijom. Nu, tipo, nežinau, man tai tie stokiniai gražesni iš tikro. Tai dabar pridėjom, žinai. Ne, tai jau Gal biškai juodė ir nupigina mašiną, nežinau, bet prie langų, supranti, juodų gal ir tik... Čia nepasakysiu, kol neuždėsiu normaliai. Jo. Jeigu kažkam įdomu, tai instaliacija paprasta, tiesiog spaudžiam atgal mirror capsą ir stovi savo vietoje. Jeigu nebuvo sulaužyti klipsai proceso eigoj, o mes esam profesionalai ir niekada nieko nelaužom, tai pas mus viskas yra visada puikiai ir idealiai. Bent jau šitam videose. O ką, rezultatas toksai, turime uždėtas 20% detalių, kiek planavom, bet yra kaip yra ir, nežinau, vis tiek džiaugiamės savo darbu. Klientas patenkintas. Purto galvą. Ok, ką, mes dabar lauksim naujų detalių, kažkada pabaigsim šitą bolidą. Labai gaila, kad šitas projektas pasibaigė taip greitai ir tiksliau šitas video. Nežinau, laukite tęsinio. Sekantis epizodas bus žymiai didesnė bomba, nes turbūt daugiau detalių tiks.
Šneku realiai. Šneku realiai. Šneku realiai. Šneku realiai. Pasimeta visi ereliai. Šneku realiai. Pasimeta tavo dėlį. Šneku realiai. Ir nikuja aš nespecialiai. Šneka realiai. Plėja menalus kipinį turi. Adekvačiai komunikuojant. Aktyvus šitapuojant. Matas pagal visas duotas statas. Fiktyviai sufabrikuotas tavo gangsterio mandatas. Automatas nurukas. Pavaizduotas užtaisytas. Tai papuola į rankas.